Sveiki. Šiandienos video tikslas yra pasižiūrėti, kaip veikia navigacija Next.js framework'e, susikurti aplikacijos visą navigacijos karkasą, tai yra susikurti statinius rautus, susikurti dinaminius rautus, tai yra pasižiūrėti, kaip mes struktūruosime šitus rautus taip, kad vieni būtų public, kiti būtų protected. Kažkokių konkrečių implementacijų tuose puslapiuose nedarysiu, planas yra tiesiog įsidėti placeholderius. O kad aiškiau būtų, apie ką aš kalbu, tai yra apie kokius rautus, rekomenduočiau pažiūrėti vieną iš mano ankstesnių video. Tenai aš pasidariau schemą, susirašiau visus pavadinimus, susižiūrėjau, kaip aš nesinsiu visus rautus ir padariau tokią visą apžvalgą. Pasižiūrėjus šitą video bus daug aiškiau, ką šiandien aš planuoju daryti. O pradėsime nuo to, kad peržvelgsime Next.js dokumentaciją ir pasižiūrėsime, kaip ir kokie niuansai būtent yra aktualūs mūsų aplikacijai, nes nesigilinsiu visiškai visus galimus navigacijos variantus, tiesiog daugiau šiek tiek dėmesio skirsiu tik tiems navigacijos niuansams, kurie būtent reikalingi šios aplikacijos funkcionalumui. Pradėkime nuo Next.js frameworko dokumentacijos. Esu next.js.org svetainiai, kur yra visa pagrindinė frameworko dokumentacija. Tai galime spausti Get Started. Ir kairiai pusėje čia prie Building Your Application matome yra viena skiltis Routing. Tai paspaudus matome visą pagrindinį informaciją apie tai, kaip veikia routinimas. Tai galim šiek tiek pažvelgti šitą schemą. Aš gal atsidarysiu naujam langė. Taip, matome, kad mes turime pagrindinį folderį App. Ir iš šio folderio prasideda visa navigacija. Mes galime nueiti į keletą skirtingų rautų, tai yra, kurie prasidės, kaip pavyzdys šiuo atveju prasidėtų /blog, arba galime nueiti, tarkime, į šitą variantą, kuris prasideda /dashboard, ir po šito dashboardu gali eiti daugiau vadinamų nestintų rautų, tai dashboardas gali turėti analitikus, tai bus dashboard/analytics, gali būti dashboard/settings ir taip toliau. Settings turės dar papildomus vidinius rautus. Taip, kad tas visas navigavimas yra pakankamai intuityvus, mes visur kūrėme tiesiog folderius ir kiekvienas folderis viduje gali turėti nestintus papildomus folderius, kurie ir sukuria tą visą mūsų navigacijos struktūrą. Tai čia toks būtų visiškai primityvus apibendrintas variantas. Matome, be tokių statinių pavadinimų rautų, mes taip pat turime ir specifinį tokią sintaksę, kai skliausteliuose, tokiuose masyvos skliausteliuose mes turime kažkokį ID, tai šiuo atveju čia pavadinimas būtų slug, jį galima turėti bet kokį, tiesiog svarbu, kad vėliau, kai handiname tos dinaminius ID, naudotume visiškai tą patį pavadinimą. Tai čia apie šitus dinaminius ID bus gal sekančiai serijai, nes šiandieną idėja yra pasidaryti tik tai patį karkasą navigacijos, o jau paskui, kai dirbsime su dinaminiais duomenim, tai galėsime pasižiūrėti, kaip tai veikia, kaip galima keisti namingą, kokį norime ir kaip dirbti, kai yra labai daug nestintų dinaminių slugų. Toliau pasižiūrėkime, kas yra rašoma mūsų dokumentacijai. Taip, tai yra šita sekcija būtent pažymi, kad visa navigacija nuo 13 Next.js versijos prasideda app folderyje. Tai yra būtent app yra ta vieta, nuo kurios mes pradedame struktūruoti savo aplikaciją. Ir čia šiek tiek informacijos apie tai, kas buvo iki 13 versijos, kad tai buvo atskiras folderis pages ir kad tenai buvo vykdoma visa šita navigacija, bet šiuo metu būtent visose naujausiose versijose visi naudoja pagrindę app folderį ir tenai struktūruoja savo aplikaciją. Taip, dabar kita dalis svarbi, kad būtent visa navigacija, ką mes jau matėm, paremta folderiais, tai yra aplankais ir taip pat failais. Tai ką turiu mini failais, tai šiek tiek dar žemiau paskrolinsiu ir mes pamatysime, apie kokius failus čia eina kalba. Taip, trumpa informacija, kad geriau supras, kas yra mūsų visas URL pathas. Tai šiuo atveju URL pathas sudarytas iš 3 dalykų. Tai yra šitas slashas, tas vadinamas rūtinis segmentas, tai yra tas pagrindinis. Tada eina dashboard, tai yra vienas tarpinis segmentas. Ir paskutinis segmentas, jeigu mes turim tokią struktūrą, yra settings, kuriame greičiausiai bus atvaizduojama kažkokia jau nustatymo informacija. Būtent šitas dashboard segmentas jis gali ir gali neturėti informacijos. Tai yra čia pasirinktinai, kokie tai yra, sakykime, puslapio ten verslo logika. Tai jisai gali būti tik tai kaip URL dalis, kuri tiesiogiai pati savyje, jeigu mes užeitume /dashboard, gali neturėti jokios informacijos, o naudojama tam, kad sustruktūruoti patogiau visus vidinius dashboard kažkokius puslapius, kurie turi kažkokią specifinę informaciją.
Na ir visi šitie dalykai, šitie segmentai sudaro vadinamąjį URL path. Taip, čia žemiau dar galima pasižiūrėti, apie tą patį šneka, kad tai yra nested routes. Mes turim rūtinį segmentą slashą, paskui eina dashboards ir paskui eina settings. Kaip ir jau prieš tai matėme, buvo paminėta, kad visa navigacija vyksta folder ir file pagalba. Tai va šitoj daly, file conventions, galima matyti rezervuotus failų pavadinimus. Tai yra, jūs kai darote navigaciją, susikuriat kažkokį folderį ir tame folderyje norėdami kažką atvaizduoti ar shared stilių, kuris galbūt bus naudojamas visiems kitiem nestintom vidui rautams, tai jūs galite naudoti tam tikrus jau, sakykime, iš anksto rezervuotus failų pavadinimus. Tai kaip šiuo atveju keletą paminėsiu layoutas, kuris mums padeda, sakykime, susidėlioti struktūrą, kaip mes atvaizduosime tą aplikaciją ir galbūt išdėlioti tam tikrus pasikartojančius elementus, kad nereiktų kiekvieną kartą mums jų dėti į vidinius puslapius, kaip pavyzdys, tarkim, headeris, footeris, jie gali būti kažkokiam deklaruoti layout'e ir paskui mums atskirais kiekvienam vidiniam puslapį to daryti jau nebereikia, tie visi vidiniai puslapiai jau turės virš savęs layout'ą ir tame layout'e mes turėsim, kaip sakiau, headerį arba footerį ir jis bus visur žemyn po visais šitais nestintais rautais. Taip, turime page. Page tai yra būtent tas puslapio, tai yra tas failo tipas, kuriame mes apsirašysime ir atvaizduosime visą mums reikalingą informaciją. Tai tam page'e mes galim susidėti įvairius savo komponentus, iš kurių susidarys tas mūsų visas puslapis. Taip pat mes turim loading. Loading skirtas atvaizduoti kažkokią, sakykime, informaciją, kol vyksta ten užklausa į mūsų backendą. Not found. Tai čia mes galime susikurti savo kažkokius custom not found puslapius. Jos galime naudoti netgi skirtingose atskiruose rautuose. Tai yra vienas rautas gali turėti vienokio dizaino ar kažkokios vienokios struktūros not found, kituose rautuose gali būti kitokios struktūros ir panašiai. Ir toliau turime error, kuris skirtas atvaizduoti kažkokią tai klaidos žinutę, jeigu įvyko klaida mūsų raute arba visuose nestintose rautuose, nes mes galime šitą errorą deklaruoti irgi atskirai kiekvienam rautui, jeigu norim atskirai kažkaip tai handlinti, rodyti kažkokią skirtingą žinutę. Na ir toliau dar keletas dalykų, su kuriais galbūt vėliau susidursim, gal ir ne, pasižiūrėsim, bet čia yra tie, kuriuos dabar paminėjau, patys svarbiausi dalykai ir dalį iš jų, kaip page, šiandieną mes paliesime, nes susidėsime tokią statinę informaciją kiekvienam raute, kad bent jau matyti, naviguojant, kad mes esam būtent tam raute ir ten kokia nors bus, nežinau, tekstinė informacija apie rauto pavadinimą. Yra pačioj paminėta, kad visi šitie failai, kurie turi rezervuotus pavadinimus, gali turėti JS, JSX arba TSX galūnės. Tai yra priklausoma, ar jūs naudojate TypeScript ar nenaudojate. Taip pat vienas svarbus dalykas, ką dar norėčiau paminėti, tai reikia šiek tiek suprasti, kaip yra struktūruojama, tai yra kokia yra šitų visų komponentų, tiksliau vadinkim rauto komponentų hierarchija. Tai čia yra pagrindinė hierarchija, kaip pavyzdys vieno būtų kaip komponento, o dabar pažiūrėkime, jeigu mes turim nestintą rautą, kaip ir prieš tai minėjau, buvo dashboard/settings. Tai matome, settings yra tas jau galutinis mūsų puslapis, kuriame mes tikimės kažkokios informacijos, tai va čia yra, jisai turi failą page.js ir tai reiškia, kad pats page yra aprapintas suspense, kuris šiuo atveju, tarkime, turėtų fallback loading, jeigu mes darome kažkokį tai requestą. Taip pat jisai yra aprapintas error boundary, kuris, jeigu vyktų erorai, būtent mūsų šitam page'e, ten ar fetchinant duomenys, ar pačiam page'e įvyktų kažkoks eroras, tai mes turim šitą error boundary, kuris pagautų šitą erorą būtent šito mūsų rauto lygyje. Taip pat mes virš šitos settings turime dar dashboardą. Tai reiškia, visas šitas mūsų komponentas, va šitas B, yra aprapintas dar atskirai suspensu ir error boundary, bei turi dar savo layoutą visą wrapperį. Taip pat mes matot layoutą turime ir savo šitam settings page'e. Tai reiškia, jeigu mes turim čia layoutą, ant viršaus jo viskas aplinkui jį bus dar aprapinta ir dashboardo layout. Bet tai nereiškia, kad mes turime tos layoutus turėti ir dashboard'e ir settingsuose. Vėlgi čia priklausomai nuo jūsų aplikacijos struktūros ir poreikio, jūs galite turėti layoutą būtent tik tai dashboard'e. Čia layouto galbūt net nereikės jums ir turėsite tik page'o puslapį. Ir tarkim visi vidiniai jūsų puslapiai, kurie bus po šito dashboard'u, settings ten arba dar kažkokie, jie bus jau aprapinti tuo pačiu layoutu. Ir visiškai visi vidiniai puslapiai, kurie eina po dashboard, jie bus visi su visiškai vienodu išdėstymu ir tik tai va šita dalis, page.js, jinai skirsis. Tai vėlgi čia reikia suprasti, kaip vyksta visas šitas nestinimas tų rautų ir kaip
kiekvieną rautą papildomai aprapina kažkuris aukščiau esantis komponentas. Neužilgo jau galėsime pereiti ir į mūsų kodo editorių ir pasirašyti savo pirmosius rautus, bet dar norėčiau vieną dalyką parodyti. Tai čia yra kairėje route groups, kurie padeda organizuoti rautus pagal tam tikrą, sakykime, paskirtį. Tai čia galime pasižiūrėti, kad vienas iš svarbiausių dalykų, ką reikia tiesiog žinoti, kad norėdami organizuoti rautus, bet kad šitas pavadinimas neatsispindėtų jūsų URL pete, tai yra, kad URL būtent nesimatytų jokiame segmente šito pavadinimo, reikia įdėti į paprastus skliaustelius tą pavadinimą ir mes turėsime šitą folderį ne kaip mūsų peto dalį, bet mes turėsime tiesiog kaip organizacinį folderį, kuris leis struktūruoti petus ir taip aiškiau matyti, kaip ir kas yra grupuojama. Ir žemiau keletas yra pavyzdžių. Štai matome, yra marketing, mes galime marketing įdėti tos skliaustelius. Ir dabar viskas, kas eina po marketing, matome vienu lygiu žemiau gali būti about puslapiai, gali būti blog puslapis, o paskui mes galime turėti kažkokius puslapius, kurie jau yra grinai skirti pardavinėti kažką, tai yra kaip elektroninės parduotuvės kažkokie atskiri rautai, tai čia po šito shop eina, matome account ir panašiai. Tai va tokiu pačiu principu dabar pradėsime struktūruotis ir šitą aplikaciją. Tai aš iš karto atsidarysiu kodo editorių. Štai, dabar čia aš esu susikūręs atskirą branchą, pasirašiau, tai yra initial routing, pagal tai, koks buvo sukurtas pavadinimas Kanban board'e. Taip, atsidarome dabar mūsų source'ą ir kaip ir prieš tai aš jau čia pasakojau, gal per ilgai netgi pasakojau, galite komentaruose parašyti, jeigu tai per ilgai ištęsiu šitą dokumentacijos apžvalgą, o visiems norisi tiesiog eiti konkrečiai jau prie kodo, tai irgi paminėkite komentaruose. Taip, atsidarome app. Ir čia matome, dabar yra mūsų tas būtent folderis, kurį mes žiūrėjom dokumentacijai, nuo kurio prasideda visas aplikacijos struktūravimas. Tai prieš tai buvusiam video aš susikūriau šitą naujienošką prenumeratą, tai jinai rodoma yra būtent ant to pagrindinio domeno, tai yra neturim jokio slash ir dar kažkokių papildomų rautų šiuo metu. Tai va ir pradėsiu struktūruoti dabar viską nuo šito folderio. Pirmiausia, aš susikursiu 2 folderius. Tai pirmas folderis bus skirtas tam, kad atskirti rautus, kuriems reikalinga autentifikacija, tai yra privaloma, negalima jų pasiekti, jeigu vartotojas nėra prisijungęs. Ir kita dalis bus public rautai. Tai kaip ir tik ką mes žiūrėjome, naudojame skliaustelius tam, kad deklaruoti būtent grupę kažkokių tai rautų. Tai šitą pavadinkim kaip admin dalį. Ir kita dalis bus mūsų public. Tai tiesiog irgi skliausteliuose rašome public. Taip, tai mes dabar turime 2 kategorijas. Dabar po admin kategoriją aš įdėsiu MyCity papkę. Dabar kodėl šitą MyCity? Tai jeigu prieš tai žiūrėjote tą dalį, kurioje aš pasakojau apie visą navigaciją aplikacijos, kaip aš ją planuoju daryti, tai čia kaip matote buvo tokia skiltis MyCity. Ir čia po šitą MyCity skiltimą aš buvau suplanavęs, kad bus dar papildomi vidiniai rautai. Tai account, favorites, saved searches ir listings. Tai šiuo atveju mes galime tą padaryti, susikurti šitą rautą MyCity. Tai kaip ir minėjau, rauto kūrimas yra labai paprastas. Tiesiog mes turim susikurti folderį MyCity ir mes jau turime šitą rautą. Kadangi mes į vidų nededam jokio page.tsx ir panašiai, tai šitas MyCity bus tik rautas, bet užėjus būtent į /MyCity, tokių pavadinimų mes nieko nematysime, tai pas mumis nieko nerodys. Tai mes galime dabar tada pasideklaruoti jau vidinius rautus. Tai kaip matėte, vidinis rautas bus account, tai yra mūsų vartotojo kažkokie duomenys. Tada sekantis buvo favorites. Toliau mes turėjome rautą saved searches. Ir paskutinis rautas buvo listings. Taip, dabar susikūriau šitus 4 rautus. Ir dabar mes galime pasižiūrėti, kaip šitas navigacija jau atrodo mūsų browseryje. Tik tai bent jau į vieną iš jų reikia mums įdėti page.tsx, tai yra susikurti kažkokį visiškai paprastą puslapį, kuriame mes atvaizduosime tiesiog tekstą. Tai padarykime page.tsx, tai yra tas pats rezervuotas pavadinimas. Dabar aš naudoju 4 R raidės, spaudžiu tab, man sugeneruoja šitą komponentą. Dabar taip, čia aš tada pasidarysiu, kad aš gražinu tiesiog kažkokį H1 tagą tam, kad atvaizduoti didesniem raidėm pavadinimą. Ir čia pavadinkime tiesiog account. Na, dar galime pradžioj parašyti
protected page account. Tai va, tai mes dabar turime šitą account puslapį, pasileiskime mūsų aplikaciją, puslapis mūsų susikompiliavo. Taip, dabar esame localhost ir galime dabar pasižiūrėti, ar mes galime pasiekti mūsų sukurtą rautą. Tai dedu /mycity ir jeigu dabar pabandyčiau čia pasiekti, mes turėtume gauti kažkokį defaultinį 404. Taip, tai čia yra pačio Next.js puslapio šitas 404. Dabar pasidarome / ir account. Na va, ir matome mes šitą tekstą, kurį aš parašiau, protected page account. Tai reiškia, mūsų navigacija veikia. Gal tik tai dabar kiek keistai atrodo, kad čia yra be brūkšnelio mūsų URL pathas, tai gal aš visgi patvarkysiu taip, kad čia būtų tiesiog brūkšnelis. Tai padarysime brūkšnelis mycity, va taip. Tai pervadinau šiek tiek šitą URL pathą. Taip, dabar turi mycity, account ir pages. Tai dabar, kad tą patį padaryti su likusiais puslapiais, čia į vidų tiesiog pasikopijuodžiu page.tsx. Taip, tai čia parašau, kad čia yra favorites puslapis. Taip, einam toliau į listings. Taip, dabar visur sukopijavau ir galim pasižiūrėti, ar visi mūsų rautai veikia. Tai mes dabar turėtume turėti 4 šitus rautus po mycity šituo petu. Tai dabar pasižiūrim. Taip, dabar mycity. Taip, /account pasitikrinam iš naujo, nes pakeičiau tą. Taip, protected page account. Pasižiūrim favorites. Matom, favorites pasikeitė. Taip, saved searches. Matome, saved searches veikia. Nu ir paskutinis liko mums listings. Matome, listings irgi veikia. Super. Gerai, taip, navigaciją pasidarėm, kuri skirta admin daliai. Tai mes dabar turėsime sekančią dalį, tai yra public dalį. Aišku, su admin kažkokių dalių vėliau gal atsiras, bet čia tokia pirminė struktūra, kurią aš jums prieš tai rodžiau, buvau pasipaišęs šičia. Tai dabar tiesiog pasidarysiu tuos puslapius, kuriuos iš anksto jau buvau čia susirašęs. O vėliau kažkokie, jeigu papildomai eigoje atsiras puslapiai, kuriuo aišku, čia nėra tam tikri statiniai puslapiai kaip kontaktai, about us ir panašiai, tai jie čia truputį vėliau atsiras, dabar čia nėra prioritetas, nes ten to kažkokio funkcionalumo, kurį reikia suprogramuoti nėra, tai bus principe kažkokia paprasta statinė informacija. Gerai, dabar mes tada užsidarom šitą admin dalį ir dabar mums reikia susikurti būtent public dalį skirtus visus rautus. Vidu šito public folderio aš dar susikursiu kategoriją, kuri vadinasi out. Taip, šitoje out kategorijoje aš turėsiu keletą puslapių, tai vienas puslapis skirtas vartotojui prisijungti, o kitas puslapis skirtas vartotojui užsiregistruoti. Tai galime susikurti 2 naujus folderius. Taip, susikūriau 2 folderius, vienas yra login, kitas register ir dabar galime juose susikurti po page puslapį, tam kam tiesiog pasitikrinti, kad mūsų navigacija veikia. Taigi per visuomet rašau trumpinį, spaudžiu tab. Ir čia tiesiog pagrąžinsiu tą patį H1 tekstą. Taip, dabar, kad nerašyti kodą vėl iš naujo, aš pasikopijuoju. Ir čia pakoreguoju pavadinimą į register. Taip, dabar mes turime tada 2 puslapius, kurie skirti autentifikacijai, tai yra užsiregistruoti arba prisijungti, pasitikrinam, ar dabar šie puslapiai veiks. Taip, dabar čia rašau login. Matome login page. Ir dabar register rašau. Ir matome, rodo register page. Tai va, kaip ir prieš tai minėjau, jeigu mes naudojame skliaustelius, niekada tas pavadinimas neatsiras mūsų šitam visam pete. Gerai, reiškia taip, dabar turime rautus skirtus vartotojo autentifikacijai. Taip, sekantis irgi toksai kategorizuotas rautas pas mums bus listings. Dabar aš sukursiu dar vieną direktoriją, irgi čia naudosiu skliaustelius. Tai viskas, kas susijęs su skelbimais, bus po šitą kategoriją. Tai dabar mes sukuriam viduj kategoriją search. Tai šitas jau search bus mūsų petas, kuris bus jau vizualiai matomas. Idėja tokia, kad šioje dalyje vartotojai atlikinės paiešką. Ir mano planas yra, kad šitas komponentas, būtent search, kuris leis vartotojams ieškoti įvairių nekilnojamo turto objektų, pardavimų ir pirkimui, naudos client-side komponentus, o patiems paieškos užklausoms atlikti bus naudojami server actions. Tai gerai, dabar aš sukuriu page, vėlgi puslapį tam, kad pasitikrinti, kad mūsų rautas veikia.
Vėl rašau trumpinį. Taip, ir dabar čia mes irgi galėsime pagrąžinti tą patį H1 tekstą. Ir čia aš galiu tiesiog pasirašyti, kad tai bus search page, client side component. Mes rašom client side component, aš netgi galiu pabandyti pasidaryti, kad čia mūsų bus client side komponentas, use client. Noriu iš karto pasižymėti, kad vėliau nepamiršiu, kad čia naudosim server actionus. Taip, gerai, dabar galime vėl nueiti į puslapį, dabar vietoj register rašom search ir matome parašytą search page, client side component with server actions. Tai va, viskas teisingai. Taip, suskleiskime dabar search ir man reikia dar pasidaryti keletą kitų rautų. Tai dabar pasidarysiu dvi kategorijas rautų. Tai yra, man reikia pasidaryti, kad vieni skelbimai būtų pardavimui, kiti skelbimai būtų nuomai. Tai aš susikursiu dabar du statinius rautus. Taip, pasidariau dabar du rautus for rent ir for sale. Principai jie iš tikrųjų savyje laikys komponentus, kurie greičiausiai bus praktiškai identiški. Turim kategoriją nuomai ir turim kategoriją pardavimui. Galima būtų juos kažkaip daryti kaip dinaminius rautus, tai yra naudoti vieną kažkokį ID ir pagal jį atskirti, tai yra, kuris dabar yra tipas, ar tai pardavimas, ar tai nuoma, bet kadangi galbūt norėsiu kažkurio metu padaryti kažkokių kitokių pakeitimų priklausomai, ar tai yra pardavimas ar pirkimas, galima palikti šitos rautus du kaip hardcodintus ir mums svarbu dabar jų abiejų viduje pasidaryti dinaminius rautus. Tai yra, kurie suhandlins mūsų tam tikrus paieškos parametrus kaip slagus. Tai čia kažkaip labai sudėtingai išsireiškiau, bet galima pasižiūrėti tą schemą, kurią aš buvau nusibraižęs skirtą visos aplikacijos navigacijai. Kaip matome, turime čia tas dvi kategorijas for sale ir for rent. Po kiekvienos kategorijos šito for sale eina lokacija. Tai yra, mes turėsim kažkokią dinaminę lokaciją, tai gali būti Londonas, Madridas, New Yorkas ar dar kažkoks kitas didelis miestas. Tada po lokacijos eina tipas. Tipas tai gali būti apartamentai, namai, kažkokios studijos ir panašiai. Ir paskutinis mūsų slagas bus, tai yra kriterijus. Tai yra, kaip čia matome, va toks, aš netgi padidinsiu, for sale London apartments ir one bedroom. Arba čia for rent London apartments one bedroom. Tai va, tai mes reiškia po for rent ir for sale turime vieną, antrą ir trečią slagą, kurie bus dinaminiai. Tai jie gali būti įvairūs priklausomai nuo to, ką mes turime pas save duomenų bazėje. Tai yra, kaip mes esame apsirašę įvairius šitus kriterijų, tipą ir lokaciją. Tai dabar galima pasižiūrėti, kaip tai yra daroma Next.js aplikacijoje. Einame mes į Next.js dokumentaciją ir čia matome yra skyrius Dynamic Routes. Tai čia galime pasižiūrėti, kad yra užsimenama, kad naudojant irgi šitus masyvos skliaustelius, mes galime nurodyti kažkokius tai ID. Ir šiuo atveju arba nurodoma ID kaip kažkokio objekto ID, arba nurodom slagą, kaip ir šiuo atveju mūsų bus paieškos parametrai. Tai dabar šiek tiek eikime į apačią ir pasižiūrėkime būtent mums skirtą variantą, kurio mums reikia. Tai jisai galėtų būti catch all segments arba optional catch all segments. Dabar kuo jie bus skiriasi? Idėja pati yra visiškai ta pati. Jeigu matome, čia yra pateikiamos 3 pavyzdžiai, kaip veikia šitas catch all segments funkcionalumas. Ir apačioje prie optional yra dar, matote, 4 variantas. Tai idėja labai paprasta. Jeigu mes nenaudojam optional catch all segments, tai reiškia, pas mumis bus suhandlinama tik tai tie atvejai, kai mes turime 1, 2, tai yra A, B parametrus, arba turim 3 parametrus A, B, C. O su optional catch all segments, tai reiškia, bus suhandlinamas ir 4 parametras, kai mes turėsime šiuo atveju vietoj shop, o pas mumis bus slagas for rent arba for sale, tai pas mumis šiuo atveju bus grąžinama, kad nėra parametrų, bet patys rezultatai po šituo slagų bus rodomi neturint šitų 3 parametrų, tai yra neturint lokacijos, neturint tipo ir neturint kriterijų. Bet mes tai žinosime, kad tai yra, tarkim, for rent arba for sale ir mes grąžinsim visus skelbimus, kurie yra būtent tik tai ar pardavimui arba tik tai nuomai. O jeigu turėsim papildomų kriterijų, tai taip pat filtruosime pagal lokaciją, čia atfiltruosim pagal lokaciją ir tipą, o čia lokacija, tipas ir kriterijus. Tai va, tai reiškia, mums dabar aktualiausia yra šitas
optional catch all segments. Deklaracija labai paprasta, galim netgi nusikopijuoti. Tai dabar kopijuojam šitą, einame pas save į aplikaciją, prie forend vėl kūrėme naują folderį ir čia tiesiog įpeistinam. Ta patį darome prie for sale, vėl naujas folderis ir vėl įpeistinam. Taip, tai reiškia, mes dabar turime šituos slagus ir viduje galime sukurti po failą page.tsx. Taip, vėl aš rašau savo trumpinį, enter, pasikoreguosiu returną. Taip, vėl darome h1 grąžinimą ir čia galime pasirašyti, kad pas mumis bus for sale ir galime pasikopijuoti puslapį ten pat. Ir tik tai čia, kad pakeisime, pas mumis bus ne for sale, o pas mumis bus, kaip tik sumaišiau, čia turėtų būti for rent. Gerai, taip, dabar mes turime for rent ir for sale. Abudu naudoja catch all routes optional, tai dabar galime pasižiūrėti, kaip tai veikia praktikoje. Gerai, einame į mūsų puslapį, rašome for rent. Ir matome, mums rodo for rent. Tai mes čia galime rašyti, pavyzdžiui, location, tarkim, London. Matome, mes visi gausime tą patį tekstą. Ir dabar nesvarbu, kiek mes tokių slagų parašysime, mes visą laiką matysime tą patį puslapį. Galime čia prirašyti jų daug, kiek norime. Ir dabar spaudžiame enter, matome, mes visą laiką gausime tą patį puslapį. Tai sekančiam video aš aptarsiu, kaip mes šitus parametrus įsitraukiame iš mūsų URL-o. Dabar yra idėja tik tai, kaip ir sakiau, pasidaryti karkasą. Na ir pasitikrinam dabar sekančią dalį, tai for sale. Ir matome, dabar atsirado tekstas for sale. Tai reiškia, viskas veikia taip pat. Mes galime irgi po slešo pridėti, kokį norime šitų parametrų. Ir mums vis tiek rodys tą patį tekstą for sale. Nes mes niekaip kitaip šiuo metu nedirbame su šitais visais slagais. Gerai, reiškia, mes dabar turim pasidarę struktūrą, kad atskirti skelbimus pagal jų tipą ir kitus parametrus. Taip, gerai, galime šitus suskleisti, uždarysiu viršų visus. Ir paskutinis dalykas, kuris liko po šitas listings kategoriją, tai mums reikia turėti rautą, kuriame matysime po vieną skelbimą, tai yra būtent vieno skelbimo visas detalės. Tai aš pasidarysiu dar vieną folderį, jį pavadinsiu property. Tai yra, bus tiesiog skiriamasis šitas slagas, tam, kad atskirti, jog tai yra vienas tik tai skelbimas. Ir jo viduje aš pasidarysiu dar vieną direktoriją, įdėsiu irgi tos pačius tokius lauštinius skliaustelius, masyvos skliaustelius ir čia nurodysiu property ID. Tai va, tai yra, čia bus ID būtent kiekvieno to skelbimo. Dabar kaip ir prieš tai mes žiūrėjome dokumentacijai, nurodoma, kad galim naudoti ID arba slagą, tai šiuo atveju ID nėra kažkoks rezervuotas keywordas, mes galime naudoti ir savo, kaip aš dabar panaudojau pavadinimą property ID, tai šiuo atveju tiesiog šičia, kur bus gaunami parametrai, mes naudosime ne slug žodį, o naudosime property ID. Tai va, šiuo atveju galima būtų pasižiūrėti pavyzdį su blogu, tai šitoj vietoj blogo galėtų būti tiesiog jo ID ir kai mes turim blog slash ir kažkoks jo ID, mes įsitraukiame visą kontentą pagal šitą ID. Tai va ir šiuo atveju A, B, C mes visą laiką gausime slugą, tai šiuo atveju tik tai pas manęs bus vietoj slago parašyta property ID ir gausime būtent šito property ID, pagal kurį mes paskui kreipsimės į mūsų kažkokį endpointą ir kuris pagal tą ID grąžins visas šitas objekto detalės. Tai yra nuotraukas, aprašymai ir taip toliau. Galime grįžti į editorių. Tai pasikurkime vėl paprastą page.tsx. Vėl parašau savo trumpinį, enter. Ir čia vėl pasirašysime, kad mes turime vieno objekto detalės. Taip, pasirašiau property details ir pasitikrinam, ar veikia šitas petas. Tai dabar mes čia for sale galime nutrinti, parašyti property ir čia parašyti kokį nors ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, va, ir dabar mes turėtume matyti property details. Tai yra nesvarbu, ką mes šitoje vietoje rašysim, čia kokius skaičius ar raidės, mes vėlai gausime property details. Tik šiuo atveju, jeigu mes paliksime property, mes gausime not found. Nu, va, matome, gavo not found, nes mes nesam jokio page.tsx nurodę būtent šitam property raute. Gerai, mūsų navigacija veikia. Tai dabar principai iki to, ką aš esu suplanavęs, pasidaryti, man atrodo, liko tik tai keletas rautų. Galime dar grįžti į šitą mapą, Lucid Spark Map. Tai čia pasižiūrėti taip.
ką mes esam pasidarę. Mes esam search pasidarę, for sale, for rent mes esam pasidarę, property ir objekto ID esam pasidarę, MyCity esam pasidarę, kažkokie kiti vidiniai puslapiai bus vėliau padaryti ir galime įsidėti šitus dar 2 trūkstamus puslapius, kuriuos buvau pasirašęs agencies ir agents. Tai čia tiesiog bus 2 tiesiog statiniai rautai, jų aš gal į kažkokią kategoriją jau nebedėsiu, tiesiog prie public įdėsiu, kad tai yra agents ir taip pat čia prie public įdėsiu agencies. Ir abiem, aišku, galime sukurti po tą patį page tsx, tai netgi čia pasikopijuosiu šitą puslapio tekstą. Taip, pakoreguojam šitą tekstą, mes esame agencies. Ir dabar tą patį padarysiu su agent. Taip, viską pasikoregavau, sudėjau, pasitikrinam ar veikia. Taip, pasižiūrim, agencies veikia ir agents. Mažame, agents irgi veikia. Na viskas. Visą rautinimą, kurį aš buvau suplanavęs, mes šiandien pasidarėm. Kol kas nelindu į visas tas detalės, kaip mums atvaizduoti visus šitus dinaminius slagus ar kažkokį tai property ID atvaizduoti. Tai čia sekančiai dalykų pasižiūrėsim, nes manau per ilgas gausis video, tai bandau šiek tiek trumpinti, nes paskutinis video buvo 1,5 valandos, kas yra, manau, per ilgai, tai bandau daryti trumpesnius video ir galbūt pavyks juos šiek tiek dažniau padaryti. Taip, tai šiandieną pasidarėme karkasą, apžvelgėm šiek tiek, kaip veikia visas rautinimas Next.js framework'e. Tai kol kas šiandien tiek ir iki sekančio.